Sveiki visi, su jumis Škubios ir šiandien darome video ir sveiki atvykę į 2025 metus. Kaip nekeista, vėl naujas video, naujieji metai. Nu ir kuo mes šiandien darom, irgi žaidžiam, nieka kita. Praeitų metų Formulė 1 2024 metų mano karjera labai daug kas pasikeitė. Lewis Hamiltonas perėjo į Ferrari, Kimi Antonelis ir taip toliau. Mes čia šito dalyko negausime ir mes žaisime karjeros režimą už Oliverį Bergmaną ir pažiūrėsim, kaip jam seksis Formulė 1 mūsų šių praeitų metų etape. Ar jisai paims tą taurę, pažiūrėsim ir sužinosime mūsų nedideliuose epizoduose. Ir būtinai paspaust laiką, subscribe, varpelį. Ir kad nepaleistum daugiau tokių video su šitokių gražuolių, nes labai lengva ir prarasti. Žaidžiau, aišku, pultelis bus solo, nes bus labiau patogu ir taip toliau, tai niek nelaukiam ir pasijungiam žaidimą. Dabar esu praktikoje, bet man neįdomu ir mes eisime iškart į kvalifikaciją. Pažiūrėsim, kaip kvalifikacija mums seksis ir jo. Apie Formulę labai gerai neišmanau, bet žinau, kad jo teammate'as yra Max Verstappenas. Čia yra naujasis režimas, kur tu gali tiesiog užprimeidintus vairuotojus žaisti, gali aišku savo susikurti, pavyzdžiui, save. Jeigu jums patiks Formulės 1 tokie trumpi epizodai, kai mes žaidžiam po 2 reisus, tai būtinai paspauskite laiką, subscribe ir parašykite komentaciją, kad taip noriu daugiau tokių video. Ir aišku, mes kažką gal ir suderinsime. Viskas priklauso tik nuo jūsų ir dabar nieko nelaukiam ir einam. Sužinosim, ar Oliveris Bergmanas Saudi Arabijoje pasiims pirmą vietą kvalifikacijoje. Jis aišku, nerealistiškai Oliveris Bergmanas praeitais metais važiavo Saudo Arabijoje už Ferrari, nes jis yra Ferrari akademijos atstovas, o mes jį kažkodėl žaidimą padėjom į Red Bullį. Tai biški nerealistiška. Turėjau žaisti už Ferrari. Ir tik vakar kaip tik perėjau F2, kad nebūtų taip nuobodu jums žiūrėti, nes ten 3 reisai tiesiog paprasčiausiai. Ir jo, galite parašyti komentarus, kad aš nemoku vairuoti. Ir čia burbuliuoju jums dabar ant viršaus. Bet, kun padarysi, tai nieko, nes mes dabar paimsime pirmą vietą, tai tikrai. Nes aš ne betas, o ten betai už manęs. Šitą video, kada įrašinėjau, pas mane iš tikrųjų dabar yra 2024 metai, bet kai aš jį paleisiu, tai jau bus kitieji metai, kaip nekeista. Tai aš dar 2024 metais yra labas Kostai jau 2025 metais, jeigu žiūri mane, nes tau turbūt labai keista bus žiūrėti mane prieš savaitę. Tu būsi greičiausiai labai storas, nes prisivalgysi vištos. Ir žiūrėkit, Oliver Bergman, už manęs Verstappenas. Pirma vieta. Sakiau, kad pirmą vietą paimsim. O dabar bus lenktynės. Bus lenktynės ir jo, žadu daugiau video pakurt, daugiau kontento. Ir kad būtume tikrai laimingesni. Tai jo, neklauskai, ką čia pasirinkti kepurę daro ant stalo. Aš manau, kad mes tikrai kursim daugiau kontento, žaisim tiesą, žaisim Formulę, darysim tokius nedidelius epizodus. Manau, gal Simsus pakursime, gal kaip Bakūras žaidžia Simsus.
nors tai yra moterų žaidimas. Lando Norris. Mes nepažiūrėjom gridų, ne! Ne, kaip negerai. Oh no. Oh no. Žiūrėkit, aš pirmoje vietoje spaudžiu stop. Labai, jeigu norite video, kaip papasakosiu apie PlayStation 5, kokie mano įspūdžiai, turėdama šią konsolę, nes tikrai žaidžiu šitą žaidimą ant PlayStation 5, aš ant kompiuterio šitą žaidimą neturiu, nusipirkau jį ant konsolės ir jo, tikrai jaučiasi Adaptive Triggers, spaudžiu, kaip šūdinai pasakyštukų, labai jaučiasi Adaptive Triggers ir aš va dabar laikau ir man, žiūrėkit, tai bus pasakys ir man reikia stabdį spaust ir man žiūrėkit, man šiandien, va, labai sunku ir jau Alonso pas mane jau. Ir Oliveriui Bermanui nebesiseka. Norėjau pademonstruoti, kaip veikia Adaptive Trigger, bet gal tiesiog papasakosiu tai kitame video, kuriam galėčiau papasakoti apie PlayStation 5 konsolę, kokia mano įspūdžiai, kokia mano nuomonė, ar aš laimingas turėdamas šią konsolę, pereidamas iš Xbox'ą, tada į Switch'ą, bet aš oficialiai perėjau iš Nintendo į PlayStation'ą. Ir šiaip trumpai žodžiais pasakius ant šitą video, bet plačiau galėčiau padaryti tai atskirą video, bet tiesiog trumpai apie tai papasakoti, kad aš labai laimingas, kad tai padarau, nes čia tiesiog daugiau nuolaidų, galima va tokius žaidimus žaisti, kur tu pačiam Switch'ą negali žaisti, tam turėjau Dark Souls Remastered, bet tam, kuriam pardaviau, linkėjimai jam, sėkmės, žaisk, saugok, nesudaužyk. Ir žaisk Dark Soulsus ir kitus žaidimus ir neik tik tai Fortnite'ą. Nepirk V-Bucks ir neik į Fortnite'ą. Griežtai neleidžiu. Ten blemba V-Bucks'ų prisiperku. Taip toliau. Bet jo, kaip lenkiškai pasakė, nelenkiškai yra pasakys toksai lengvai pinigai gaunami, greit išeinama. Bet jo. Mes jau važiuojam antrą ratą ir pas mus antroje vietoje yra Alonso, trečioje Max Verstappen, ketvirtoje vietoje yra Lando Norris, penktoje vietoje yra Smooth Operator Carlos Sainz ir pas mus Oliveris Bermanas yra pirmoje vietoje. Ir šiaip apie šitą žaidimą dar labai mažai patirties turiu, bet iš 23 metų ar verta pirkti? Manau, kad ne, nes tiesiog formulė keičiasi kur masteriai ir EA Games tiesiog per tą patį štumpuoja kiekvienais metais ir tai yra tiesiog atsibostana. Aišku, suprantama, kad jie nori pinigų daugiau uždirbti ir tiesiog O kadangi tai yra, kadangi šitas žaidimams pigiau ant konsolės ir šiaip kažką turėčiau ant konsolės, nes dabar aš turiu PS Plus'ą, tai tikrai turiu irgi didesnį žaidiminį katalogą ir turiu 2 pirktinius geimus, tai yra GTA 5 ir Formula 1 va šitą žaidimuką. Nes labai pigiai man pavyko jį gauti. Ir šiaip pažaist.
Mūsų objektas yra 0, pak plus pakilo. Super. Kažko mes užkėlėme ir aš pirmą kartą žaidžiu šitą žaidimą ir mums liko 2 ratai. Jeigu norėsiu, tikrai galėsiu papasakoti apie PlayStation 5, parodyti konsolę, nufilmuoti, kaip jinai atrodo, kokia mano buvo koks aš buvau laimingas, kai nusipirkau konsolę. Ir nusipirkau prieš 2 paras, man atrodo, nusipirkau. Ir gimtadienį švenčiau šeštadienį, mano gimtadienį buvo ketvirtadienį. Ant savaitgalio švenčiau. Kastui kompiuteriniam klube. CS:GO žaidėm, labai smagiai gerai laiką praleidom visi. Ir šiaip ir šiaip 10 klasė gaila, kad panaikintas kalbėjimas. Bet aš dabar įsivaizduoju, kad aš čia plepu nesąmonės. Ir kažką įdomus, tai 50-50. Ir jums tiesiog tai yra įdomu klausyti, kaip kaubojus šneka. Gal kažką sueditinsiu tokio, kad būtų trumpesnis vidosikas. Nes jau sukūriau intro, kurį jau matėte videos pradžioje. Oh my god, man nugarą, kaklelių paneštėjo, nugaros kaklo. Oh my god, sudėtinga. Aš galvoju padaryti iš to epizodus, kaip Oliveris tiesiog Bermanas važinėja Formulės 1 trasas. Tokias mini serijas padaryti. Aš planuoju iš to daryti tiesioginės transliacijas Formulė 1. Mes PlayStation'ą pasikūrinėsim ir eisim toliau GTA platiną rinkti. Biškai apsileidom, bet grįžtam tikrai ir nedarom šūdų, o einam paimtą greičiau platiną. Nes mums tikrai reikia. Ir iš to, bet iš Formulė 1 tų tokių šito karjeros streamų nebus, bus tik tai tokie mini epizodai. Ir kai kol baigsim lenktynės ir sužinosim, ar Oliveris Bermanas liks Red Bull'e, ar jisai pakeis savo komandą. Ir šiaip galvoju kurt labai daug įdomių serijų, kurt daug visko ir čia Red Flag ir mes laimėjom pirmą vietą. Yo, driver of the day. Oliver Berman, Oliver. Irlandia, Anglia, Hispania. Oracle, Red Bull. Fernando Alonso. Standartas. Spaudžiam tada.
Gerai, pradedant gal nuo Žauguanių 20-19 Longanas Kevin Magnuson, 18 Nico Hulkenberg, 17 Valtteri Bottas, 16 pakilo, Nico Hulkenbergas nukrito, Esteban Ocon nepakito, Pierre Gasly nukrito, Daniel Ricciardo nepakito, Yuki Tsunoda nepakito, Alexander Albon nepakito, George Russell pakilo iš 11 į 10 vietą, Lance Stroll 9, Charles Leclerc 8, Oscar Piastri 7, Lewis Hamilton 6, Carlos Sainz 5, Lewis Hamilton 4, Fernando Alonso 3, antroje vietoje Max Verstappen ir pirmoje vietoje Oliver Biermann. Nice. Saving game, please wait. XP rak pakilo, aber pakas fokusas ir mūsų reitingas dar nepakilo overall, o mums reikia overall. Increase free bonus. Formulė 1 24 metų karjera. Labai gražus namas šiaip. Rodo gražią animaciją. Grįžom. Sveiki gyvi. Our performance.
Mano pirma vieta bus. Ne, jau jūs neimsit. Kodėl man taip atrodo, kad geltonas tiesiog yra legendary? Holy shit! Tu durnas? Ne. Dabar arba niekada. Haha. Bye. Pirma vieta. Oh my god. Ir kaip dar išplėšinėjo chatas. Kad žiūrovai. Kaip išplėšinėjo jisai. Oh my god. Oliver, Beerman, Oliver. Phenomenal. Phenomenal. Oh my god. First place F1. Yeah. Nusprendžiau, kad einam dar vieną. Geriau darom vietoj dviejų, būnam trys, kad būtų žymiai įdomiau. Yeah. Šampanas. Mes išgersim šampano fontaną. Advanced. Oi. Paką pakėliau. 7-8 reitingas. The first of many. This was the phase. In your first accelerate in driver career. Bamba. Gerai, gal šiam video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad paspaudėt. Būtinai paspauskit laiką, subscribe, parašykit komentaruose, ar norite daugiau tokių video. Aišku, kad turbūt, kad norite. Kofi ir Contribui, kurie šitą video gauna, šitas mano vaizdo įrašas gauna anksčiau, tai jeigu norite, galite prisijungti prie Kofi arba Contribui. Linkai yra video aprašyme. Ir jo, ačiū, kad buvote, kad žiūrėjote iki pačio galo, parašykit komentarą, paspauskit laiką, paspauskit subscribe ir susitinkam kitą kartą. Čiau.